tai klausau jūsų, kame problemos, sakykite. Daktarė, bet aš jūsų prašau tik tai rimtai, gerai? Nu, žinot, mes čia irgi ne juokus juokaujam šitam kabinete. Taip, bet aš jūsų labai paprašysiu iš manęs nesišaipyti, bet pas mane šiknoj gyvena ežiukas. Gyvas, normalus ežiukas. Taip, daktarė, aš jums sakau. Nu, nesinorėtų tikėti, bet, nu, aš galiu pažiūrėti. Pasilenkit. Atpalaiduokit raumenėlį. Jau, mamytė! Palaukiam, einu. Skauda, ai, skauda, ai, Klausykit, ten nėra jokio ežiuko, ai. bet pas jūs šikna pilna obuolių, a? Tai va, daktarė, aš jums sakau, tas ežys ten jūs ir sunešė. Ai, Ai. skauda, daktarė. Žinokit, tie Ai, pavėnesni jau ir pūt pradėjo. Ten, žinokit, daktarė, ir kriaušė gali būti, nes aš jaučiu, kaip man kotukas žarna kutena. Aha. Ai, ai. Nu, kaip sakant, svetimo geriau neliesti. Ai, mama! Tegul gyvena. O ką, trukdo jums? Oi, net karšta. Bet, nu, tai jeigu nieko tokio, tai gali jis ten gyventi, aišku. Tegul būna. Svarbiausia, kad šeimynas nesides. A, nu jo. Na, pas jūs žino dar vieno kamburio butas. Ačiū, daktarė.